Sveiki, mėly senjorai! Aš esu Lukas iš riedis.lt ir šiandien norime jums pristatyti gausią elektrinių triračių ir keturračių gamą. Norime pasidžiaugti, kad mūsų patirtis su šiomis transporto priemonėmis yra jau beveik 10 metų. Esame vieni pirmųjų Lietuvoje pradėję tiekti tiek triračius, tiek keturračius, tiek neįgaliųjų vežimėlius ir kitas elektrinės transporto priemonės. Todėl džiaugiamės, kad per daugelį metų mūsų atrinkti ir siūlomi produktai senjorams palengvina kasdienybę ir nesukelia techninių problemų. Tad nesvarbu, ar tai kelionė iki parduotuvės, ar iki bažnyčios, ar laisvalaikio praleidimui, jūs savo kelionės tašką pasieksite saugiai ir maloniai. Užsukę į mūsų elektrinio transporto saloną Vilniuje ar užėję į www.riedis.lt, jūs galėsite išsirinkti savo elektrinio transporto priemonę iš daugybės pasirinkimų. Na, o jeigu norite, tiesiog paskambinkite mums ir mūsų konsultantai maloniai atsakys į jūsų užduodamus klausimus. Triračiai, keturračiai, dvivietės transporto priemonės, elektriniai automobiliukai, sulankstomi elektriniai vežimėliai, neįgaliųjų vežimėlių trauktuvai, elektriniai motoroleriai, elektriniai dviračiai ir kitos elektrinio transporto priemonės. Visa tai po vienu stogu riedis.lt fizinėje bei elektroninėje parduotuvėje. Taigi, galėsite pasirinkti iš pačių populiariausių, pavyzdžiui, kaip Europoje gaminamas Faster modelis, kurį jau tiekiame daugybę metų ir prižiūrime jo gamybą. Na, taip pat galėsite pasirinkti iš pigesnių modelių, kaip šis MS03, vienas populiariausių modelių rinkoje, už prieinamą kainą. Todėl noriu jums šiandien jį ir pristatyti bei aprodyti. Konkrečiai šis modelis yra su švino rūgštiniais akumuliatoriais, tačiau turime ir pasirinkimus su ličio baterijomis ir kitokiais privalumais. Na, o šitas modelis gali įveikti net iki 50 km atstumą, pasiekia iki 25 km per valandą greitį, krovimo laikas yra 8 valandos. Taip pat šis modelis turi visus sertifikatus reikalingus europiniai registracijai regitroje. Na, daugelis to nedaro ir tą nebūtina daryti, tačiau sertifikatai yra. Taip pat, iš esmės, visiems savo modeliams pridedame lietuvišką instrukciją vartotojo vadovą, kurį rasite pakuotėje. Visas sunkesnės transporto priemonės surinkome vietoje ir jau pristatome ant paletės. Taigi jas tiesiog nuvežate nuo paletės, prisisukate veidrodėlius ir galite važiuoti. Na, o dabar apžiūrėkime šį gražuolį iš arčiau. Taigi, turime posūkio signalus, kairę į dešinę išjungti. Taip pat turime ilgas, trumpas šviesas. Kairėje pusėje turime galinį stabdį. Galiniai yra būgniniai stabdžiai. Na, o priekiniai stabdžiai, dešinėje pusėje rankinėlė, hidrauliniai diskiniai stabdžiai. Galinis stabdis turi tokią funkciją, kai jį nuspaudžiate, šitą svirtelę paspaudžiate ir jis lieka užfiksuotas. Tai yra tas pats, kas rankinis stabdis. Dabar galite palikti transporto priemonę įkalnėje ir jinai nenuvažiuos. Galinė sėdynė taip pat yra reguliuojama. Galite prisistumti, atsitraukti, priklausoma nuo vairuotojo dydžio. Tai čia yra pati panelė. Tai yra lempų reguliavimas, posūkių signalai, be abejo garso signalas. Štai čia yra atbulinio bėgio mygtukas. Jį paspaudus yra įspėjamasis signalas ir tuomet važiuoja transporto priemonė atbuliniu. Taip pat yra 3 greičio režimai – lėčiausias, vidutinis arba trečias greičiausias, pasiekiantis maksimalų 25 km per valandą greitį. Šioje vietoje yra panelė, taigi matysite ir įjungtus posūkio signalus, ar įjungtas yra atbulinis bėgis ir kitus reikiamus parametrus. Be abejo, nuvažiuota rida, baterijos įkrova bei greitį. Taip pat komplekte rasite 2 raktus bei signalizacijos pultelius. Taigi, įjungę signalizaciją, mes esame saugus, nes jeigu kažkas prilies transporto priemonę, jinai pradės kaukti. Štai taip. Ir kai transporto priemonė yra su įjungta signalizacija ir kaukia, jos neįmanoma pastumti. Ratai yra užblokuojami. Tai yra labai gera funkcija nuo vagysčių. Na, o dabar norėsiu parodyti, kaip patogiai galėsite susidėti daiktus. Taigi, tas pats raktelis atrakina ir bagažinę,
joje galėsite įsidėti savo daiktus. Na, o jeigu vietos neužtenka, tuomet atrakiname antrąją bagažinę po sėdinę ir štai čia randame ir sertifikatą europiniai registracijai. Taip pat galite atjungti elektrą žiemos metu, veidrodėlių komplektas bei įkroviklis. Įkroviklis yra labai paprastas, to jau jį pademonstruosime. Tai čia yra įkroviklis, vieną galą kišame į elektros lizdą, na, o kitą į saugų ir dulkėms bei vandens purslams atsparų krovimo lizdą. Pakeliame dangtelį ir įkišame krovimo lizdą. Kai jūsų transporto priemonė kraunasi, dega raudona indikacinė lemputė ant įkroviklio. Įkišus įkrovimo lizdą, kai transporto priemonė pasikrauna, vietoj raudonos lemputės užsidega žalia lemputė. Reiškia, baterijos yra pilnai įkrautos. Štai čia yra transporto priemonės galas, dega gabaritiniai žibintai, paspaudus stabdį, užsidega stop žibintai. Ši transporto priemonė yra 60 voltų, todėl įvažiuos ir į pačias didžiausias įkalnes. Na, o pabaigai paminėsiu, kad tokia transporto priemonė sveria apie 120 kg, na ir gali atlaikyti net 180 kg vairuotojo svorį. O 1000 W variklis leis jums lengvai pajudėti iš vietos ir į įkalnę. Ačiū, kad žiūrėjote. Čia buvo Lukas iš riedis.lt. Na, o jeigu turite papildomų klausimų, nedvejodami, kreipkitės į mus ir juos jums atsakysime. Ačiū, Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Iki. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269, Vilnius.